Labą dieną visiems. Šiandien mes norim pristatyti tokį ypatingą daiktą, tokį tikrųjų išskirtinį daiktą. Tai aš savo rankose laikau 1990 metais Žasvos skautų naudotą tokį kaip kastuvėlį. Ir šio kastuvėlio funkcijos yra labai paprastos. Tiesiog su šiuo kastuvėliu gali šiek tiek pakasti. Su šiuo kastuvėliu gali atpjauti kažką, pavyzdžiui, nori dešrą atpjauti dar ką nors. Gali priešui į gerą vietą pabaksnuoti irgi, vat. Į medį gali irgi, vat, gal pasiseks irgi nupjauti dar kažką. Tiesiog, vat, kaip kirvį gali panaudoti irgi kažką nukirsti. Tai toks labai originalus daiktas ir kas įdomiausia, kad... O ir kiaušinienį iš tikrųjų dar gali iškepti, vat. Ir kas įdomiausia, vat, kad tokių vat, šiupeliukų vat, nebegamina jau praktiškai ir čia yra tiesiog iš Rusijoje pagamintas šitas. Vat, panašiai, vat, nežinau kiek jis tą kainuodavo, bet daiktas tai yra labai universalus. Ai, va dabar atsiminiau, 5 rubliai panašiai kainuodavo. 50 rublių tik. Jo, tiksliau 500 tonų. Ja. Nu tai va, tai iš tikrųjų va, pristatėm va taip trumpai ir ačiū, kad žiūrit.